Vietnam. Man bėga ašaros. Jeigu mane šokiravo Laosas, kad tenais, tai Vietnamas, jisai dar labiau šokiruoja. Bet nenustoja stebinti. Linkėjimai iš Vietnamo. Blecha, ką tik kai davė sprogų. Ten jau viskam šakės. Ir kada reikia stipriau pypsinti ir avarinį jungti. Man reikia eiti per gatvę. Tai padėk viešpatie Jėzau Kristau, einam pavalgyti į kažkokią skylę. Vietnam. Va čia tai dydis, temperatūra 28, 10 vakaro, karšta, dušna, aišku dabar čia stogas, tai čia biški kitaip jaučiasi. Nebūčiau aš tikras tailandietis, tai jau būčiau pakritęs. No, thank you. Žodžiu, skrendi iš viršaus dangoraižiai, matosi. Tai vaizdas geras. Noriu valgyti mėnesį laiko. Nemačiau McDonald'o. Ir tai yra mano, va kažkas net juokėsi iš man. Mano didžiausia dabar svajonė rast McDonald'ą. Tai vedosi, ieškau, žiūriu, nes ten gyvenau tokioj civilizacijoje, kad ko buvo daug, tai dulkių ir šiukšlių. Čia visai kita tema. Einam ieškoti, viso gero. Radau Burger Kingo, dar geriau yra ir McDonald'as. Bet aš galvoju, kad aš gal noriu Burger Kingo. McDonald'as irgi čia šalia yra. Tai to žiūrim, reikia eiti rankas, gal nusiplau. Ar galima kortelę atsiskaityti? O, čia jau galima kortelę atsiskaityti. Čia tūkstančiais, kaina 213, tai čia 213 tūkstančių. Vienas tas euras yra 31 tūkstantis. Nu gerai, dar einu iki McDonald'o, pažiūrėsiu. Man bėga ašaros. Šiandien tapau vėl laisvas. Pačios geriausios kūčios, kuriuo aš nešvenčiu. Šiandien pirmą kartą aš jas tikrai švenčiu. Kadangi atvykau iš šiukšlyno, tai pirmą naktis priklauso Bin viešbutį. Va taip va. Tiesiai šviesiai. Viešbutis paprastas. Švarus, tvarkingas. Kol kas taip atrodo. Ir viskas. Žodžiu, jeigu mane šokiravo Laosas, kad tenais galima rūkyti, tai Vietnamas, jisai dar labiau šokiruoja. Žodžiu, rūkyti negalima kambaryje, bet peleninė yra. Čia reikės dar šitą fokusą perprasti, kodėl čia taip yra, bet mes stengsimės nerūkyti. Žodžiu, Vietnamas tai dar kelios valandos nepraėjo, bet nenustoja stebinti. Reiškiasi taip. Čia yra dušas. Duše nubėgimo jokio nėra. Reiškiasi, kai tu maudaisi, viskas bėga per durų apačią ir kaip yra protingai sugalvota. Viskas nubėga į šitą skylę. Čia yra kaip čia nubėginėja iš viršaus į kondiškę, o reiškiasi, tu nusimaudėjai ir jeigu eini ar tualetą, ar į kažką, tai reikia brist. Nuolydis nelabai įspūdingas padarytas ir kai čia atėjau, čia buvo šlapia. O kaip čia gali būti šlapia? Jeigu daugiau gazo duše duodi, tai prabėga per tą bortą čia kiek 2 centimetrai. Tai, nuostabu, ko ne. O ko blogas sprendimas?
Linkėjimai iš Vietnamo. Va čia tai chaosas. Bet nėra didesnės tvarkos kaip tvarkingas chaosas. Tik motociklam čia galima važiuoti. Atskira linija. Į naują viešbutį atvykta. Viskas yra neblogai. Reiškia, stovi skaitliukas, nes būna žmogus įsinuomoja ir 4 dienas pamiršta vandenį užsukti, tai paskaičiuoja už tą vandenį, kas, sakyčiau, yra teisinga. Kas čia? Va, darbo stalas man svarbiausia. Televizoriaus nelabai žiūriu, bet gal žiūrėsim kažką. Gal bus tas pirmas kartas. Ir balkonas. Tai, ir kriauklė balkonė yra. Vanduo bėga. Už lango. Tai tiesiog, tiksliau ne už lango, o čia yra Vietnamas. Dabar toksai kaip ir rūkas, bet pradeda lynoti iš asfalto, matau. O čia matosi dangoraižiai. Tai čia aišku nesimatys per mano aparatūrą. Čia truputėlį toks šiukšlinėlis, bet žinai, kaip sako, alkoholikai vartoja, negali greit staigiai nutraukti, nes numirsi, taip ir Kinijos Laoso negali staigiai nutraukti.
nes gali būti negerai. Tai čia viskas yra apskaičiuota, viskas yra apgalvota. Tiek žinių. Blecha, ką tik kai davė sprogo kabelis. Ten dega, matosi dar. Va ten. Blecha, kai davė. Visas kabelis sprogo. Būtų greičiau įsijungęs, būčiau dar nufotkinęs daugiau dūmų. Nufilmavęs. Nu, įspūdinga buvo. Jo, dar taip nematęs. Gal čia dar kažkas bus? Jo. Ei, o čia nebus, kad elektra dingo pas mus. Tai žodžiu, va, yra 3 kabeliai. Vienas pasileido. Ugnys tenai dega, nieko neįdomu. Elektra dingo. Tai va, kaip tik išėjau į balkoną kavos išgert, ant akių sprogo tas kabelis, bet tas kabelis tai žiežirbavo per visą ilgį. Jau kažkas gesintuvą atsinešė. Nu, su tokiu čia jau užgesinsi jo. Mano juokas tai yra tas, kad įdomu, kada atsiras elektra. Žodžiu, liepsna yra tokia, kad ten sudegė, nežinau, kiek čia daug. Ir net nežinau, kokie čia laidai, bet ten labai daug ir jau jam jau mišios. O tas žmogus, kuris gesina, tai yra labai protingas žmogus. Jis pirmo nuėjo 3 minutės nukreipinėjo mašinas, o po tų 3, nu gal net 5 minučių jis pradėjo gesinti. Ir kada jau liepsna iškilo tiek, kad neužteko to gesintuvo net jokiai įtakai padaryti, jis tą gesintuvą tada panaudojo. Yra ir antras gesintuvas. Komedija yra tame, kad aš ką tik šiandien, ne ką tik, bet šiandien atvykau į šitą viešbutį, kuris tikrai man patinka. Ir man būtinai reikėjo interneto, būtinai reikėjo elektros. Ir aš tą viešbutį susakiau ne vieną ir ne 2 dienom. Tai ką aš noriu pasakyti, kad aš papuoliau. Vyksta dar vienas gesintuvas. Jau praėjo va tiek laiko ir sunaudojo 8 gal gesintuvus, bet ta ugnis jinai tokia pati. Jau tiem visiems laidam amen. Tai aš pasikėliau su liftu, aš buvau lifte ir praėjo 3 minutės, kai atėjau ir sprogo tas kabelis. Tai buvau 3 minutės iki naujų metų. Ką pastebėjau, kad žodžiu, Laose nėra McDonald'o, o Vietname nėra gaisrinių. Tai nežinau, kur blogiau. Tai ką aš norėčiau pasakyti, kad jaučiu, reikės deginti tos sumokėtus pinigus už viešbutį. Gal grąžins, gal negrąžins. Aš netikiu, kad čia rytoj viskas veiks. Kažkaip, kai gaisrinė net važiuoja 20 minučių, tikėtis, kad sutvarkysi elektrą, tai viskas, ką turiu, tai turiu powerbanką. Gal rytoj naudodamas tik telefoną kažkaip ištemsiu, bet ne, policija tiesiog atvažiavo, įsitraukė telefonus, pafilmavo ir išvažiuoja. Po 25 minučių viskas buvo užgesinta. Po 27 minučių pasirodo gaisrinė. Kokių veiksmų imsis gaisrinė? Ar atsuks laiką atgal?
Nu, šeimininkas sakė, kad šią naktį atsiras elektra. Nu, pažiūrėsim. Vietnamo vyram respektas. 8 valandą, tą pačią dieną vakare, 8 vakare, vyrai dirbdami po žibintuvėliais, pasišviesdami žažigalkom, sutvarkė šitokią problemą. Ir mes turime elektrą. Tai yra nuostabu. Va čia yra mano šventės. Žodžiu, 2 nakties. Vyrai dar dirba. Aš kadangi užsiminėjau nesąmonėm, tai šiandien užsisėdėjau, montuoju video, bet žmonės su prožektoriais įsprendė problemą, 3 kopėčios, 15 vyrų ir problema išspręsta. Tai mane labai nustebino. Vakar papuoliau ant elektros, dingo, planai susimaišė, šiandien papuoliau, per didelį užsisakiau. Ir sriuba aštri. Ir dar net pusės nesuvalgiau. Kas atspės, kada ir kaip reikia pypsint? Ir mirksėt, kada reikia. Ir kada reikia stipriau pypsinti ir avarinį jungti. Rašykit komentarą. Man reikia eiti per gatvę, tai padėk Viešpatie Jėzau Kristų, Marija malonės pilnoji, palaiminta Dievo šventa. Ir ar aš čia galiu eiti ar negaliu, aš nežinau, bet aš einu ir man pasiseka. Man pasisekė. Šiandien gimtadienis einam pavalgyti į kažkokią skylę. Bandykime pavalgyti, okei. Neįsivaizduoju, ar prie manęs prieis ar neprieis. Egzotika. Matau, palei maistą daug mūsų skraido. Skaičiau, labai sveika organizmui, labai gerai išvalo tos, jeigu praryji musę, žarnyną labai gerai išvalo. Labai graži muzika. Žodžiu, man čia patinka. Žodžiu, atnešė, ką aš užsisakiau, bet man čia kažkokių detalių trūksta. Tas puodas tuščias nepatinka. Tai labai protingų veidų sėdžiu ir laukiu, žiūriu, kas bus. Kartais reikia laukti ir žiūrėti, kas bus. Pats paprašiau, kad atneštų dar daržovių, ryžių. Pats paprašiau, girdit mane ar ne? Ar girdis iš Vietnamo? Ateina megabaitai iki jūsų. Čia tai vištienos skrandukai, bet pavyzdžiui, kas čia yra? Aš nelabai įsivaizduoju, gal kas žino, pakomentuos. Čia tokia kaip uodega yra dar. Įmuošiau su rankom, aš noriu parodyti Vietnamo vyram, kad yra kietesnių už juos. Jie valgo su pagaliukais, aš su nešvariom rankom. Nu, šaukštą naudoju, bet daržovę su rankom imu. Galiu ir maistą paimti. Nieks nežino, kad aš esu tailandietis. Ir laosietis. Agurkai labai skanus. Ir čia skanu, bet jie mėgsta aštriai. Paprikų pridėta. Už viską, nežinau kiek kainuoja, dar negaliu sakyti už viską, nes paprašiau, kad papildomai atneštų daržovių ir ryžių. Tai gali būti, kad aš pasiėmiau tik vieną patiekalą, o ten, kur didesnė kaina, tai yra jau su viskuo. Žodžiu, išsiaiškinsiu, laiko turiu.
tiek laiko turiu, kiek Dievas davė. Nu ką, tai skaniai pavalgiau, vėl aš vienas, čia tokiam, nu čia ne užkampis, čia nežinau, ar Vietname yra užkampi, nežinau, kam jie čia tą džiovina, dažnai matau ir ne tik tais, čia džiovina ryžius ir makaronus, mačiau padėt ant tvoros, čia žvirbliukam atiduoda ar kam. Skaniai pavalgiau, bet vėl aš čia toksai vienas baltas, tai nėra nei gerai, nei blogai, bet jau kitą gyvenimą tai norėčiau, kad mano numeris neprasidėtų plus 370, jeigu galima. Kalėdų proga to paprašyti.